Tai po renginio galėsite tą padaryti. Ir iš tiesų, žinokit, galiu pasakyti, kad mūsų šitas renginys Gargžduose, jisai yra dalybos apie viską. Mes dalinamės ir patirtim, dalinamės istorijom, dalinamės, ką turim geriausia. Ir kadangi nenoriu visų intrigų išduoti, nes tie, kurie žiūri paskui įrašus, jeigu viską mes jiems pasakysim, tai jie niekada ir neatvažiuos patikrinti, ką mes čia dar dalinamės. Tai čia toks yra suintrigavimas ir jeigu norit sužinoti, turit atvykti gyvai į Gargždų lygio patirčių vakarą. Tai va, o noriu pradėti nuo klausimo. Ar galite šio vakaro kalbėtojai pakelti rankas, aktoriai, kurie ateisite į priekį? Bet aš žinočiau, ką pakeisti. Ir dabar noriu, kad lygiai taip pat gausiais plojimais pasveikintume svečius, kurie čia yra pirmą kartą. Taigi matom, kad aktorių truputį daugiau turim. Tai iš tiesų, kodėl aš taip juokingai pradedu ne taip kaip visada šio vakaro renginį, todėl kad man tokia nuotaika šiandien įdomesnė. Nežinau, su kuo tai susiję, ar pilnatis, ar prieš gerą pusvalandį ar valandą išgertas eleveitas, mane taip įdomiai užveikė, bet iš tiesų nuotaika yra puikiai. Ir kviečiu visus šį vakarą būtent su tokia nuotaika pažvelgti į tokius visai galbūt nejuokingus dalykus. Ir kai klausiu, kas yra tie aktoriai, tai yra iš tiesų paprasti žmonės. Tokie kaip aš, tokie kaip jūs, kuriem tiesiog gyvenime kažkas nutiko ne pagal planą, kitiem nieko nenutiko, pamatysit ir išgirsite ir tokių istorijų, kur nieko nenutiko. Ir tada klausimas, kodėl tie žmonės tada kalbės jums šiandieną priekyje. Ir tiesiog išgirdę tas istorijas, pagalvokime, ne tai, kad kaip man pasisekė, kad man taip nebuvo, ne? Bet pagalvokime, o ką aš savo aplinkoje pažįstu, kam galėčiau apie tai papasakoti. Nes tikslas, kad iš tų patirčių vakaro išėjęs žmogus dalintųsi tomis nuogirdomis, tomis istorijomis. Nes jeigu mes tik išgirstam ir savanaudiškai pasiliekam savo, tai kokia čia prasmė tada tos renginius daryti. Tai kodėl mes ir filmuojam, ir turim įrašus, kodėl mes kartojam tos renginius, tai galėtumėm padaryti vieną tą renginį ir nebedaryti daugiau. Tai būkime tais gerais misionieriais, kurie gyvenime prisideda prie gerų pokyčių. Būkime tais gerų naujienų skleidėjais, vos nepasakiau pletkinykais, teigiamais tokiais. Ir sekantį patirčių vakarą atvykime ne vieni, o su kažkuo. Tai jau, tiesiog matau, kad visi nekantriai laukiame, kas bus tas pirmas. Ir kviečiu į priekį Editą, kuri sakė, kad nori būti pirma, nes nori atidrebėti kuo greičiau. Nežinau, kodėl tu kaip jaunas. Aš tiek repetavau kalbą, kad pažiūrėsim, kaip tau pavyko. Rašiau, prisirašiau. Žodžiu. Esu Edita, 4 vaikų mama, turiu 2 paauglius ir 2 tokius mažesnius vaikus. Taigi istorija prasideda mano tada, kai mano gimė 2 vaikai, pirmieji, tai aš tada buvau normali mama. Visus nurodymus gydytojų vykdžiau nuolankiai, skiepijau, vaistais maitinau, šėriau, kaip čia galima pasakyti, buvo krūvos, nes jie sirgo ir sirgo. Tai, o dar kai prisidėjo antro vaiko patologija ir nuolatinis tų
kas 2-3 mėnesius buvo antibiotikai tiesiog lašinami vienam. Tai aš perdedu, bet sakau, jie to nusivargino vaikui per 2 metus po antibiotikų. Tai buvo man ir klaiku, ir skaudu, bet ieškojau aš tų būdų, aš pažadėjau savo, kad rasiu kažką, tai, bele kokį būdą, nesvarbu kokį, bet aš rasiu kaip išgydyti. Tai užtruko 2 metus, bet aš radau. Ir tai baigėsi su diena. Bet liko peršalimai, tai peršalimai, kai vis tęsiasi, tai aš vis ieškojau būdų, ieškojau vaistų, natūralių, visokių liaudiškų. Tai kuom aš juos prišėriau, tai jie net dabar purtosi nuo tų neskanių, natūralių, visokių liaudiškų būdų, net nenoriu prisiminti, bet kartais man suveikdavo, kartais nedarydavau iki gydytojų, bet kartais ir nepasisekdavo. Ir gydytojai vėl antibiotikai. Na, aišku, sukčiaudavau, viską darydavau, kad tik tais išvengti. Tai ta tokia mano patirtis ieškojimo ir ką aš padariau paskui, kai gimė 2 vaikai, dar 2 vaikai, tai aš buvau jau drąsesnė, pastovėjau už save, pastovėjau už vaikus, aš jų nepaskiepijau. Tai buvo sunkus mano sprendimas, nes reikia laikyti spaudimą. Tai ir man pasiteisino 100%. Man jau žymiai rečiau sirgo, tie sirgimai buvo tokie, lengvi, kad man tie liaudžiški būdai suveikdavo. Tai mano dabar 7-metis gal per savo gyvenimą yra gal kokius 2 kartus gavęs antibiotikų. O mažiukas, tai 4 metų, nėra daktarų matęs akyse. Tai mano čia toks pasiekimas šitoj srity. Tai va, tai per tiek metų, mano vyriausiam 17, mažiukui 4, tai per tiek metų aš tik dabar supratau, prieš 3 metus supratau, aš dariau blogai. Aš dariau blogai tai, kad aš ieškojau būdų, kaip išgydyti visokiausiais būdais. O supratau, ką aš turėjau daryti. Aš turėjau jų sveikatą tiesiog stiprinti ir stiprinti imunitetą. Suvokimas atėjo biškį vėlai, bet kai pradėjau, vitaminais nelabai buvo didelis tas pasitikėjimas, nes iš vaistinės jau neveikė. Gal ir mažai bandžiau, gal nebuvo to pasitikėjimo, bet aš jų nenaudoju taip stipriai. Bet kai jau supratau, ką aš dariau blogai, tai aš pradėjau domėtis vitaminais. Tai išbandžiau kelias firmas, viskas buvo gerai, bet kai susipažinau su Neolife'u, man tiesiog, aš buvau apžavėta tom istorijom, tom stebuklingom, aš sakau, istorijom pasveikimo, kad žmonės be vaistų, be cheminių vaistų pasveiksta. Tai buvo tai, ko aš ieškojau, sakykime, 17 metų. Ir atradusi tai, aišku, dar nepasitikėjimas, ten tęsiausi, tai reikia, bet brangu, visai šeimai bus dar brangu supirkti, pirkau mažiukams, bet su dičkiams irgi reikia, vyrui irgi reikia. Taip, tempiau gumą, bet paskui jau pernai rugsėjus nusprendžiau, kad jau viskas, mano mažiukas eina į darželį, tai pradės sirgti, pabandysim. Tai nuo rugsėjo 1-osios griežtai, nei vienas neišeidavo į mokyklą ar į darbus, neišgeria vitaminų. Ir laukiu, kada tas mano mažiukas sirgs. Eina, tie mėnesiai eina, jau čia bumas 1 sirgimo. Mano mažiukas eina nors 2-3 grupiai belikę. Kitas bumas jau sausio mėnesį, kad vėl visi iškritę vaikai, mano vis tiek eina. Galvoju, kada tu čia? Ir prisikarksėjau. Tai vasario mėnesį mano visi vaikai, tai susirgo. Bet tie sirgimai buvo, tokia sloga, ten pakosėjo, biškiuko mes padinam vitaminų dozę, tai mes pratinginėjom praktiškai tą visą laiką ir mes tikrai neprailgom tos periodas. Tai tas vasario mėnesis buvo, tai mes 5 mėnesius visi vaikai išėjo be praleistų dienų mokykloje dėl sirgimų. Tai tas buvo mano pasiekimas toksai vau, nes niekada taip nebuvo. Ir tik vyras
vyras negalėjo gauti darbą, nes per mažai slogavo, tai jisai gavo į darbą. Tai va taip ir mes gyvenam iki pat šiol, nuo vasario mėnesio irgi be sirgimų, o vasara buvo geriausi vitaminai, vasos kojos, grynas oras, daržovės, uogos ir iki pat šiol. Ir dabar nuo rugsėjo 1-osios vėl griežtai tęsim tradiciją. O kokie jūsų mėgstamiausi produktai? Tokie jau favoritiniai? Visus mėgstu. Visus mėgstu. Tai visi, po biškutėlį. Tai ačiū tau labai, Edita. Ir net sunku patikėti, kad tu jaudė. Ir klausydama šios istorijos, šitos patirties prisiminiau savo vaikus, kurie, turbūt ir daugelio iš čia sėdinčių, kas būdavo, kai sako, mama, nu kodėl mes nesergam? Nu, kiti vaikai gali ten praleisti pamokas ir kodėl mes visada turime eiti į tą mokyklą ar į darželį, nes, nu tai dabar, nu kaip čia dabar taip nenormaliai, žodžiu, mes turime eiti ir negalim praleisti. Tai, kad taip nenutiktų, žinot, minčių galia kokia yra stipri, ne? Vaikai gali irgi turi tą stiprią minčių galią. Tai aš, žinokit, kartais leidžiu neiti. Dėl to, kad jie nenorėtų sirgti. Tai bet jeigu nori eiti ir viskas gerai, tai aišku, tada viskas gerai. Gerai. Tęsiam toliau šį nuostabų vakarą ir dabar matau, jau taip susitiko mūsų žvilgsniai su Danute, kurią pakviesti į priekį ir padėkokime jai už šitas puikias dekoracijas. Kaip per kokią televizijos laidą mus puošia. Ačiū. Labas vakaras. Kaip ir pristatė su Lina. Pavasarį bus 3 metai, kaip esu šios bendruomenės narė. Ir iš tikrųjų esu labai dėkinga likimui, kad nuvedė mane ir atvedė į tą jūsų, taip vedė ir nuvedė jūsų tą bendruomenę, kur sutikau tikrai daug bendraminčių, tokių puikių žmonių, gavau daug visokios informacijos per seminarus, daug bendrystės, daug draugų, pažįstamų susiradau, labai džiaugiuosi čia atkeliavus. Šį vakarą noriu papasakoti apie savo sveikatą iki Neolifo, apie kelionę į Neolifą, jeigu ne mano tie pasirinkimai, ne tas kelias, gal aš nebūčiau tą Neolifą atėjus, sakyčiau, ai, aš čia valgau burokėlius, man užtenka. Tai va, apie tą kelią, kaip aš atėjau į Neolifą. Lapkričio mėnesį bus 27 metai, kaip aš tapau mama. Gimė kūdikėlis, gražus toks, dručkiukas, berniukas, sveikas vaikas, viskas gerai, bet man prasidėjo problemėlės. Žodžiu, buvo užspaustas nervas ir skaudėjo koją. Nu, aš tada nesupratau, galvoju, ko ta koja man skauda. Galvoju, nu praeisi mėnuo, 2 ar kiek, nu galvoju, nu jau tur praeiti, nu nepraeiti. Nu galvoju, užsirašysiu pas daktaris. Nuvažiuoju pas daktaris, neprisimenu, ar ten švietė ar nešvietė ir jinai sako, jo, čia sako, tau gali būti tokia kaip ir gimdyvinė trauma. Slankstelį paėjo, prispaudė tą sėdimą nervą ir tau tą koją skauda. Nu, išrašė vaistų, ten leidžiamo, pleistrų, ten šildymų, ten dar kažko, nu, žodžiu, leidus, viskas gerai, ten susitvarkė, praėjo, bet ką aš noriu pasakyti, kad jinai man paminėjo, kad žinok, esi jauna, nesugalvok gerti vaistų nuo skausmo, nes vaistai nuo skausmo tau tos problemas neišspręs, tu susigadinsi skrandį. Ir tie žodžiai man taip pastrigo ir visą laiką kažkaip prisimindavau, nors niekada nebuvau tų vaistų mėgėjų ir ten nepiknaudžiaudavau, niekada jau jeigu stipriai susukdavau, tai susileisdavau. Ir taip gyvenau, gimė dukra, darbai, toliau ir kokį 10 metų gal daugiau buvo praėję.
Nu, tada mane vėl ten susuko ir aš gydžiausi, nepajėję, vėl ten man skauda, taip kankinausi ilgai. Galvoju, reikia važiuoti pas daktarą, gal ką nors patars. Pas kitą daktarą, aišku. Ir pasidariau nuotrauką, prisiklausiau, kokias daktaras yra Klaipėdoj, galvoju, nuvažiuosiu pas tą daktarą, galvoju, vis tiek ką nors patars. Nuvažiuoju aš pas tą daktarą ir jisai sako, oho, sako, šitą išvaržą reikėjo jau senai operuoti, o dabar reikės tas abi operuoti. O aš taip klausausi, nustebus, sakau, kaip operuoti, sakau, tai ką dar galim daryti, kad nereikėtų operuoti, nieko negalim daryti, reikia operuoti. Sakau, nu aš nenoriu, gal į kokį sanatoriją, galvoju, kokį sanatoriją, kaip gerai būtų, galvoju, tai sėčiau nuo vaikų, nu kokių reabilitacijų į baseiną, dar kažką. Ne, sako, reikia operuoti. Tu nori, sako, kad tave atvežtų su paralyžiuota, sako, paskutinė operacija tau nepadės. Sako, jokių kalbų operuotis. Reabilitacija priklauso tik po operacijos, jokių tau sanatorijų. Rašykis vienu žodžiu, reikia operuotis. Nesakau, aš pagalvosiu, nieko aš nesioperuosiu, labai nedrąsiai tai sakiau, nežinau, kaip aš ten išnemenau, nes labai nedrąsiai buvau. Ir, nu, žodžiu, gerai, sakau, aš pagalvosiu ir pasiskambinsiu. Net čia ką galvoti, nu, kaip nori, sako, gerai. Nu, aš išėjau, atsimenu visą kelią, kur važiuodama verkiau. Galvoju, nu, kažkokia nesąmonė, nu, tai kiek man tų metų, man buvo apie 30. Galvoju, nu, tai jau operacijos, nu, tai kaip kokiai senui. Ne, galvoju, kažkas čia, ne taip galvoju, kažkas turi būti kitaip. Nu, ir aš pradėjau ieškoti internete, galvoju, nu, kažkas turi būti kitaip, ar privačiai kažkur nueiti, kur tą patarimą gauti, nu, aplinkui visi tokie, nu, niekur nėra patarimo, kaip gerai, kad dabar dirbam tokia bendruomenė, nu, tikrai, jeigu kažkiek kažko domies, tai greit susirandi, o ten tada nieko. Nu, galvoju, reikia ieškoti. Įsijungut kompą, naršau, Vilnius, Kaunas, galvoju, ten visokios procedūros, negalvoju, man reikia susirasti Klaipėdai. Ir kai ieškai, kažkaip ir randi. Vartau ir žiūriu, parašyta, ambulatorija, gyvenimas be vaistų. Nu, gal, galvoju, kažkas čia jau įdomiau. Tai va, vienu žodžiu radau. Nuvažiuoju į tą ambulatoriją, ten gydytoja, moteris metuose, kalba rusiškai, nelabai iš ten suprantu, vyrs pavertėjavo. Nusivežiau tą nuotrauką, rodau, sakau, nenoriu operacijos, ką man daryti. Jinai tokia puikia moteris nuramino, nereiktų jokios operacijos, sakau, viskas bus gerai, sakau, turi kitaip viską daryti. Galvoju, nu ką kitaip daryti, nu galvoju, darysiu, ką darysi jau, nebėra man kur daryti, reikia kažką kitaip daryti. Nu tai va, sako, gausi tą keisti gyvenimo būdą, gausi papildų, pavartoti, reikia vitaminų tavo kūnui, reikės tavo masažų, reikės saugotis, reikia vandens gerti, nes kai jinai patikrino magnetinį tą, nu per rankas, kaip pas mūsų Ireną, kaip tikrino dabar, ne? Ir visą mano stuburą raudonai taip išmetė. Oho, sako, reikės čia, bet viską eins sutvarkyti, sak, nebijok, viskas eins sutvarkyti, nereikės jokios operacijos, tikrai nereikės, tikrai negalvok apie operacijas. Nu galvoju, ačiū Dievui, nors tos operacijos nereikės. Nu tai taip, aš klausiau jos ir diržą nešiojau, ir valgiau statinę, sėdėti neleidus, po tų visų masažų, po tų visokių ten bangavimų ir visokių liupukų čia klijavimų. Ir aš važinėjau pas ją maždaug porą metų, nu taip nereguliariai, bet man viskas susitvarkė, nereikėjo man jokios operacijos. Ir po to aš labai norėjau 3 vaiką ir aš pasigimdžiau dar dukrą. Ir gimė man dukra ir po dukros gimimo nebuvo niekada tokių skausmų, kaip kad važiavau pas tą gydytoją. Ar aš buvau tais papildais pasipildžiusi, ar aš kažkom tikėjau, nežinau. Ir ta dukra gimė dar didesnį už tą sūnų.
tokie 4,5 kilogramų. Tam tik pamatys, sako, čia kaip mėnesio vaikas. Nu, žodžiu. Ir nereikėjo man jokių operacijų. Ir aš dabar esu sveika, kartais susuku, buvo čia prieš kelis metus biškį susukė nugarą, tai geriau formulas 3 po 3 per dieną, 3 kartus po 3. Paguldėjau savaitėlį, pailsėjau, nes tada biškį buvau, persidirbus, mėgstu persidirbti. Ir sveika, jokių operacijų, jokių narkozių, esu laiminga, arba gali būti geriau. Tai va, jeigu čia esantis kažko abejojat, čia nieko abejoti, jūs turite registruotis ir nelaiko. O tiems visiems prisiregistravusiems, tai aš jau neturiu ką sakyti. Toliau, pirmyn. Visus dabar sumotyvavai. Ačiū tau labai, bet dar paplosiu. Vienu žodžiu matau, kad mėnulis ne mane vieną veikia, ar emeritas. Tai ant tos bangelės, iš tikrųjų, apie formulę 4, kaip pasakė, kad 3 kapsulės 3 kartus, aš taip, tai kiek čia 9, tai galvoju, čia tiek. Apie tas profilaktinės dozes šiek tiek, žinot, aš kitas tik paimprovizuoju, dar biškai įterpiau savo žinias, tai jeigu mes pasiemam buteliuką, formulės 4, va, kaip tik čia, man atrodo, turi būti kažkur, va, mes pasiemė šitą buteliuką, kai viską, čia dar yra, kam jau skaud nugarą, rašo, vartoti 1 per dieną, neviršyti paros dozės, ar ne? Nu tai, o čia kažkas varto po 9. Tai kažkaip, jau atrodo, gal skaityti nemoka, gal kažkas negerai žmogui, tiesiog be baimė, nebijo nusitručinti. Ir žinot, kaip yra su tom dozėm. Yra ženklinimo taisyklės. Ir Maisto ir veterinarijos tarnyba leidžia rašyti ant pakuotės tik profilaktinės dozes. Neleidžia rašyti nei optimalių dozių, nei terapinių dozių, tik profilaktinės. Ir jeigu mes paimtumėm 2 papildų 2 dėžutės, pavyzdžiui, vitaminą D, labai lengva papasakoti apie vitaminą D. Pavyzdžiui, vienas būtų 400 veikimo vienetų vitaminas D, o kitas 4000. Ir ant čia, ir ant tos pakuotės rašytų tą patį. Vartoti po 1, neviršyti poros dozės. Nors čia tarp tų 2 skirtumas 10 sykių, ar ne? Tai kitą kartą sunku suprasti, kodėl taip parašyta, bet iš tiesų, jeigu žmogus yra visiškai sveikas, nesiskundžia, tai užtenka ir tos profilaktinės dozės, kad palaikyti tą sveikatą. Bet jeigu yra didžiulis uždegimas, problema, tai mes vadovaudamiesi mokslinę literatūrą, pavadinkim, tikrai ne iš debesų tas dozes traukia, mes pasiskaitom, kad prie uždegimų reikia dozių tokių, ir mes tiesiog patys būdami išmintingi, tiesiog pasiskaičiuojam, tai kiek čia tų kapsulių būtų tos dozės ir pavartojam. Čia yra produktas pagamintas iš grūdų, tai įsivaizduokit, tą dieną biškį daugiau tų grūdų pavalgėt, tą dieną vietoj saujos pavalgėt pusę kibirų. Ir tas uždegimas, jisai be grūdų labai puikiai susitvarkė. Pasitraukė. Tai va, tai gerai, tada netempsime gumos, nes dar čia apie kiekvieną tą istoriją norisi kuo daugiau sužinoti, kad iš tikrųjų tai po to renginio galima to žmonės paliesti, prie jų prieiti, dar paklausinėti. Tai va, tikrai registraciją jau paleidom pasidutę. Ir noriu pakviesti, jau kai pradėjau iš to flango, tai dabar taip ir keliausiu. Labai apsidžiaugiau, nes tiesiog skelbime nebuvo įtraukta Laura, nes jinai nežinojo, ar galės. Kai ją pamačiau, labai apsidžiaugiau, kad jinai gali, tai va tiesiog bus viena istorija, patirtis neišsirbim. Sirprizas. Tai Laurutė. Ko nesugadinti.
Labą dieną, ne, labas vakaras jau. Mano vardas yra Laura, man 26 metai. Su Neolife pradėjau bendrauti irgi kažkur prieš 3 metus. Žiūrėjau skeptiškai, bet, kaip sakant, jau neturėjau kur ir bebėgti. 11 metų gyvenau užsienį ir ten prasidėjo mano brendimas, mano mėnesinės, visi tie reikalai ir prasidėjo ne kaip dėl to, nes tai vėluodavo, tai nebūdavo, pusę metų nebūdavo, metus būdavo ir paskui kažkada pasakiau savo mamai, kad man taip yra, kad nereguliariai, jinai nuvedė mane pas daktarą. Tas daktaras ten žiūrėjo, nieko nesuprato, kas yra, duosim tau kontraceptikų, jau išgersi kontraceptikų ir viskas tikrai susitvarkys. Tai vienus pagėriau, man tenais bloga nuotaika, tenais kitokios problemos, netinkas, ko aš blogai jaučiuosi. Nieko sako, pusę metų pagersi, duosim kitus. Tai geriau pusę metų, paskui po pusę metų geriau dar pusę metų ir taip atėjo 18 metų ir sakau, kažką tai reikia daryti, nes man nepadeda. Man dingdavo mėnesinės, aš truputį pasinervuoju, man toks stresas kažką pusę metų nėra. Ir 18 metų man įdėjo spiralę, tą hormoninę spiralę, tai aš iš viso turėjau metus laiko, aš taip nebeatsimenu, kiek ten laiko tikslus reikia turėti, bet metus laiko. Tai man tokie metai buvo tokie sunkus, aš ir labai daug svorio priaugau ir tokia buvau pikta, aš nežinau, man visi hormonai, viskas taip stipriai susimaišė, aš tokia buvau pikta, tokia nepatenkinta pasaulyje, toks labai maištingas žmogus. Ir aš nesuprasdavau, kodėl man atrodo, ten tėvai sako, ai, čia paauglystė praeis, o ta paauglystė taip eina 19 metų, 20 metų, 21, taip eina ir tas maištingumas, tai visi nervai nedingsta ir aš tiesiog kažkaip nelabai bekreipiu dėmesį, nes aš jau pripratau, kad yra, nėra, kad aš esu tokia, gal tokia pikta, nepatenkinta. Prasidėjo ir visokios ten depresyvios mintis ir buvo tarpas, kai gėriau ir tos antidepresantus, bet irgi viskas vyko nesąmoningai, nes aš pati nežinojau. Aš nežinau, kaip iš tikrųjų turi būti ir kaip aš iš tikrųjų turiu jaustis. Ir grįžau gyventi į Lietuvą ir su tetų paskatinimu sako, čia yra nenormalu, moteriai turi būti kiekvieną mėnesį reguliarios mėnesinės, reguliari nuotaika, viskas turi būti reguliariai, tu turi kreiptis. Ir aš kreipiausi pas vieną ginekologę, ten prišnekėjo man visų keistų dalykų, irgi gerti kontraceptikus. Nenoriu, sakau, gerti kontraceptikus. Galvoju, dabar nueisiu privačiai, susimokėsiu pinigus, man tikrai kažką naujo pasakys. Susimokėjau pinigus, tos pinigus, klausiu ten, kas man yra, tai man pasakė ir policistinis kiaušidžių sindromas, labai ir daug merginų turi tą visą reikalą. Ir aš tokia, o tai ką daryti? Gal mityba kažkokia, kažkas turėtų būti. Ne, turi gerti kontraceptikus. Ir aš atsimenu, tokia buvau, aš tokia sėdžiu, aš čia tiek sumokėjau pinigų tau, kad man pasakytum, kad už 10 eurų kontraceptikus nusipirkčiau. Tokia buvau pikta gal, nes aš atrodo einu pas daktarą, aš noriu pagalbos, aš noriu išeities, aš kažką daugiau, aš noriu spręsti problemą ir savo kontraceptikus. Ir aš atsimenu, paskambinu tai tetai po tos konsultacijos ir pradėjau verkti, aš sakau, aš noriu geriau jaustis, aš noriu reguliarių mėnesinių, aš noriu planuoti vaikus, aš visko noriu, bet kai viskas čia neveikia, ką tu nieko negali padaryti. Ir aš atsimenu to žodžius, kai man pasakė, sako, tai ir tavo pasirinkimas. Kažkaip jos jau buvo pradėjusios gerti tos Neolife papildus ir, sako, pabandyk, jų blogiau nebus. Sako, tu rinkis, ar tu gersi kontraceptikus už 10 eurų ir tenais daugiau produktų pagersi. Ir aš vėl jos prisimastė kažkokių sveikuoliškų dalykų, dabar aš turiu gerintis papildus, galvoju, čia dar vienas, sakau, manija jums, nes jos visada ieškojo tų sveikesnių alternatyvų. Ai, nesakau, čia nesąmonės kažkokia šneka. Žinau, tas maištingas, aš kur nieko netiki, visi nusišneka, visi šneka nesąmonės. Ir aš atsimenu, pirmas mano produktas Neolife buvo Formula 4 ir nes man labai geležis buvo nukritus ir turėjau
labai mažą geležies lygį, mano paakiai buvo juodi kaip pandos, aš vaikščiau toks kaip zonas, galvodavau, kaip čia iš tos lovos atsikelti. Atrodė, kad aš galėčiau miegoti savaitę. Ir mano teta pasiūlė formulą ir aš, gerai, nusipirkau tą formulą. Ir dabar man toks joks ėma, dėl to, nes jinai sako, jau praėjo 2 savaitės, jau turėjai jau pusę buteliukų išėti. Ne, man netinka, mane pykina, netinka, čia nesąmonės, aš įdėjau spintelį, negersiu, čia nesąmonės. Ir, jeigu ne jos, tai aš jaučiu ir nebūčiau niekados gerus, nes vis tiek jaunam žmogui reikia to tokio biškį spyrio, tokio, kažko, nes tu esi pasimetęs, tu nežinai, kas ir teisinga, kas neteisinga. Ir gavau tą spyrį, paskui tata susisiekė su Nanguolė, pasakė man, ką gerti. Ir aš galvoju, čia tiek daug reikia gerti, tokia sauja ir tiek daug buteliukų. Ir čia vienas raudonas, vienas žalias, kits geltonas, a jūs juokaujat. A jūs juokaujat, sakau, čia nesąmonė. Bet vis dėlto gėriau ir aš gėriau tikrai sąžiningai ir metus tikrai gėriau sąžiningai ir aš atsimenu po mėnesio, sakau, tetai, man mėnesinės prasidėjo, aš sakau, man skauda, nes aš labai daug nemėsilių buvau pagėrus, nes iš skausmo taip raitydavos, man reikėdavo dirbti, aš net paskambinau darbą, sakydavau, kad aš negaliu dirbti, nes man skauda, aš seniau galvodavau moterim reikia per mėnesį savaitę išeigi, nes kai jos neitų darbą, dėl to, nes daug moterų kenčia tais skausmai. Ir aš sakau, bet man neskauda, aš tokia merginga, man viskas gerai. Sako, nesidžiaug, sako, dar palaukiu. Taip, po 3 metai laukiau ir dabar prieš metus buvau pas daktarą, jisai ten tikrintas kiaušidas ir sako, aš nieko nematau. Taip galvoju, nematai, nes aš daug investavau į tai, nes aš ir domėjausi apie mitybą ir papildus gėriau ir iš tikrųjų, kas turi su hormonais problemų, atsisakyti parduotuvinės paukštienos, parduotuvinį kiaušinį, nes dar labiau ten visko sutrikdo, ką gėriau, tai gėriau flavonoidų, kruciferis, beta-G, vitaminą E. Ir kas 2 mėnesį gerdavau formą, nes kažkaip atrodė man, kad nenoriu kiekvieną mėnesį. Ir iš tikrųjų esu labai be galo laiminga, nes kas mane atsimena prieš 3 metus, aš buvau nelaiminga, aš buvau nepatenkinta, aš buvau pesimistiška, aš buvau nervuota, aš buvau ne aš, o dabar aš esu aš, nes esu šitoj nuostabioj bendruomeniai. Kaip džiaugiuosi ir matau, kad mes turime ateitį gražią, daug žadančią, ar ne? Ir aš, žinokit, galvoju, žiūri tą jauną gražuolę ir galvoju, aš jos metu pradėjau rapot malai. Aš jau... Tokia sena. Ir tai skaičiuoju 19 jau su pusę metų praėjo, įsivaizduokit. Ir atrodo, kad visai čia neseniai aš pradėjau viską vartoti. Ir viskas taip pažįstama, taip artima, galvoju, tik vieną, tikrai max 3, nedaugiau. O dabar tikrai tos saujos, bet nereikia tos saujų bijoti. Kas tos saujos? Išsiaiškinkim, nes mano vyras talentą atvežė, galvoju, reikia kažką rašyti. Nes, vargo žmogus nešė, ramstė, ir dabar aš jeigu nieko neparašysiu, tai sakysiu, tai kam talentą čia atsivežėm. Tai trupučiuką parašom. Flavonoid kompleksą, ar ne? Čia, kad nusifotografuot galėtumėt. Kruciferolus plius. Aš visada norėjau būti gydytoja, tai raštas irgi biškišin. Beta-G, vitaminas E, ar ne? Ir formula 4. Formulą jau šiandien mes girdim kaip kokią žvaigždę. Tai kas tai yra? Tai yra maistas. Skrandžio neprikimšit su tom keliom tabletėm, vis tiek valgyti norėsit, kad ir išgersit tą saujelį. Bet ląstelės bus pavalgysios. O kada ląstelės pavalgysios, jos tada funkcionuoja. Jos tada atlieka tai, ką turi atlikti. Tai kas tie flavonoidai? Tai yra pigmentai, kurie nudažo mūsų maistą violetinę, mėlyną, geltoną spalvą.
Tai arba mes suvalgom keletą porcijų tų daržovių, dar geriau raugintų ir gauname tuos pigmentus, kurie mažina organizmės uždegimą, kurie gerina kraujotaką, limfotaką, kaip antioksidantai veikia, reiškia apsaugo nuo oksidacinio streso ir taip toliau. Cruciferous plus kopūstinių šeima. Tai kopūstai, ridikai irgi priklauso tai šeimai, salotos, įvairūs kopūstai. Tai reiškia ir žiediniai, ir tie lapiniai. Ir šitas produktas sudėtyje turi ir fitoestrogenų, kurie būtent reguliuoja tą lytinių hormonų pusiausvyrą. Ir Cruciferous plus gerina ir žarnyno veiklą. Tai reiškia, mes jeigu žarnyną turime gerai veikiantį, tai ir imunitetas bus stipresnis. Reguliuoja menstruacijų ciklą, ir PMS, ir klimakteriniam periode, visame tame periode padeda išgyventi moteriai, tiesiog nesuraganėti. Ir mano viena klientė tai sako, ar turi to, dar atvažiuoju to produkto nuo raganų sindromo. Tai jinai kalba apie tai. Ir dar noriu pasakyti apie tas policistinės kiaušidės, ar ne? Tai tikrai labai stipriai prisidėjo Cruciferous plus prie šitos problemos sprendimo, nes kas yra kontraceptikai? Tai yra preparatai, vaistai, kurie tiesiog nesprendžia problemų. Tai toksai simptominis daugiau gydymas. Bet jeigu mes neišsprendžiame priežasties, nepašalinam jos. Tai reiškia, ir ta liga ar ta problema niekur nepasidės, tik tai ją mes užmaskuosim, žodžiu, užsimaskuojam. Žinau, čia man patinka tas variantas, kaip dega lemputė mašinos ir mes ją išmušam, kad nenervuotų, nešviestų. Ir bandom su tą mašiną toliau važiuoti ir paskui jinai kažkaip sustoja kelkraštį, ir nebevažiuoja. Tai policistinių kiaušidžių dažniausia priežasčių, jų yra keletas, bet dažniausia priežastis yra atsparumas insulinui. Tai reiškia, kai kasa gamina insulino pakankamai, bet ląstelė jo nepripažįsta, neatpažįsta. Reiškia, insulinas yra kaip raktas, kuris turi atrakinti spyną, kad gliukozė įeitų į ląstelę. Bet tie raktai pasidaro netinkami, ne nuo tos spynos, kaip sakau. Ir būtent tas atsparumas insulinui priveda prie policistinių kiaušidžių. Tai insulinas irgi yra hormonas, tai jau mes turim visą, kaip sakau, hormonų tą disbalansą, ar ne? Ir ką norėjau pasakyti, kad policistinės kiaušidės yra viena iš priežasčių dažniausių, kodėl nesusilaukia žmonės vaikų. Tai pavyzdžiui, gal tu dar jų ir neplanuoji, bet labai daug moterų negali pastoti dėl policistinių kiaušidžių. Arba pastoja, bet negali išnešioti, praranda kūdikius, dažni persileidimai kartojasi. Taigi tą Cruciferį iš tikrųjų rekomenduoju vartoti visą gyvenimą, kiekvieną dieną. Tai vyram ir moteriam labai svarbios medžiagos, kurių mes galime gauti valgydami visas kopūstinės daržoves. Bet dėja kažkodėl mes nevalgome jų pakankamai. Beta-G. Beta-G tai yra detoksikacijai reikalingos medžiagos. Tai vėlgi, ne? Ką mes valgom, ką mes kvėpuojam, ką mes geriam. Ir labai gerai pasakėjai apie maistą, apie vištieną parduotuvinę, apie kiaušinius. Ir tame maiste mes turime labai daug medžiagų, kurių mes nematom, tokių, kurių mes net nenorėtume gauti, bet mes gaunam, nes kaip priedą, ne? Tai yra hormonai, tai yra antibiotikai, tai yra įvairūs vaistai, kuriuos gauna gyvūnai fermose, tos pačios vištos ar ne, ir mes tiesiog per mėsą, per kiaušinius, per pieną gauname visą tai. Tai vėlgi tie visi teršalai, jie mumise kaupiasi ir jeigu yra sutrikusi detoksikacija, tai mes kaupiam ir mūsų organizmai stringa. Tai labai gerai, kad Beta-G vartoju. Aš irgi vartoju šitos du produktus, vartoju nuo net menamų laikų. Vitaminas E, tai moteriškumo vitaminas, bet tinka ir vyram. Tai yra grožio vitaminas, tai yra vaisingumo vitaminas, hormonų sintezė reikalingas, lytinių hormonų sintezė vitaminas. Ir
jau apie formulę išsiaiškinom, tai vitaminų mineralų kompleksas. Žodžiu, esmė yra tokia, kai organizmas gauna to, ko jam reikia, kai ląstelė gauna, ko jai reikėjo, tai jinai ir dirba tą darbą, kurį turi daryti, ne? Kiekvienas galime tą pavyzdį susigalvoti, bet, na, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu dabar toks pavyzdys šauna į galvą, jeigu mes sugalvojame pagaminti patiekalą, kokį nors, kažkodėl, kai ką valgo šiandien atėjo pirmiausia galva, balandėlį. Tai normalūs lietuviški balandėliai. Tai be kopūsto, nu tai bus kotletas, o ne balandėlis, ne? Tai reikia tų ingredientų, kad padaryti tą produktą. Tai jeigu mūsų ląstelė turi pagaminti hormoną ir jeigu trūksta jai tų kopūstų, tai jinai pagamins ne balandėlio kotletą. Čia toks tai jau super paprastas pavyzdys, bet visiems labai aiškus. Tai dar kartelį noriu tau, Laurute, padėkoti, kad tu, būdama užsiemusi jauna ir tokia, žinai, savim pasitikinti ir gal ką čia kiti šneka, žinai, kad tu patikėjai vyresnių žmonių balso tavim ir pažinsiu, kad nesipriešinai, nes labai dažnai susiduriam, kad skambina mamos ir prašo įtikinti jų vaikus vartoti papildus. Tai labai smagu, kad mes tavo įrašą dabar siūsim visiems, tiem, kas priešinsis, sakysim, žiūrėk, tu ne vienas. Gerai, tai šitą, jau čia visi pakalbėjom, ne? Perėdam dabar į kitą flangą ir dabar galvoju, ką čia pašnekinti. Jau ten matau vieną jau nusidrebėjus labai. Ai, dar žinot, ką prisiminiau. Kai aš jas šnekinau, jos man sako, bet mes neturim tų mirtinų istorijų. Tų ten jau baisių istorijų, kur visus priblokšta ir čia visi verktų salėje, ar ne, nes tikrai būna ir tokių. Bet sakau, gal kaip tik gerai, kad mes kalbėtumėm apie visas tas istorijas, visas patirtis ir kad žmonės suprastų, kad norint vartoti šitus papildus, maistinės medžiagas, kad nereikia susilaukti tos dienos, kada jau nepaini, o jau tave neša. Tai mes turime kalbėti, kad žmonės teisingai pradėtų galvoti, kad nu, čia nėra vaistai ligai gydyti, bet padeda, aišku, ir tais atvejais. Nu tai nebekankinsiu tavęs, Margarita. Ateik į priekį. Kažkas manęs klausia, kaip tu ją privertei šiandien atvykti. Labas vakaras. Esu Margarita su Neolaitva, su 7,5 metų, dar šiandien pasiskaičiau, kad žinočiau tiksliai. Jo, kalbėtoja su Reta, seniau dažniau būdavo, dabar jau gal 3 metai nekalbu. Eglė privertė, atėjo, tiesiog pasakė, kaip įrašyta vis skelbimus ir viskas. Tai va, taip ir kalbu. Iš tikrųjų noriu papasakoti, dėl ko aš čia prisijungiau. Tai prisijungiau, iš tikrųjų, mano yra tokia liga endometriozė, 4 stadijos turiu. Turbūt čia jau nuo pat paauglystės, stringa kalba. Iš tikrųjų turėjau 2 laparoskopijas, nes pastoviai auga cistos, pastoviai skausmingos mėnesinės ir visokių kitokių moteriškų problemų. Ir buvo toks turbūt lūžis, kad buvo išrašyti klimaksą sukeliantys vaistai, buvo dirbtinai sukeltas ir turėjau labai daug šalutinių poveikių ir prakaitavimas, kas vyresnės moteris supras. Ir sąnarių skausmas buvo nebepajau laiptais. Ir iš tikrųjų vienoje endometriozės grupėje pamačiau merginą, kuri sako, va, irgi tos pačius vaistus gėrė ir Neolaif papildus vartoja. Kažkaip pasiūlė vyrui, sako, va, siūlau, bet brangus, nu pabandom. Gal mėnesį dar pagalvojau, prisijungiau, man surašė planelį, aš viską susipirkau, ne, aš gilinau, tai ką, kažkam padėjo, gal padėsi man. Tai va, pradėjau vartoti, iš tikrųjų, tą tokį poveikį, nes aš tada dar man tas dirbtinis klimaksas buvo, tai pajaučiau, kad jau prakaitavimas baigės, negalėjau paeiti laiptais iš vis, nes man vaistai kirto per sąnarius, tai pavartojus kalcį magnį, man per 2 savaitės nuėmė sąnarių skausmą. Tai buvo kažkas wow.
ir realiai visa sveikata kažkur po 4 mėnesių man atsistatė ir aš žiūriu veidrodį ir matau visai kitą žmogų. Iš tikrųjų. Tai va taip ir su ta 4 stadija aš iš tikrųjų ir dabar dar keliauju, iš tikrųjų dabar rašau 3 jau, bet aš susidraugau šitą ligą grinai su Neolife papildais dėka. Pagrindiniai turbūt mano ir kurie vat, visus tos 7 metus lydi papildai, tai krustiferus, tai yra turbūt kiekvieną dieną, tai mažiau, tai daugiau. Ir viskas, kas čia surašyta, viskas čia sudėta. Dabar jau yra taip. Ir iš tikrųjų, dabar taip, kad prieš 2 metus turbūt, vis tiek man toks, tai aš pastresuojantis žmogus, tai taip, man iš tikrųjų pradeda skaudėti šoną, pradeda maust koją, jau galvoju yra cistos, eisiu pasitikrinti. Reikia vis tiek kažkiek laiko nueiti pas ginekologą. Neinu, yra kelios cistos, jau didelis, ten 6-7 cm, sak, vėl reiks laparoskopijos. Sakau, jau 2 turėjau, aš nenoriu operacijos. Tai va bus tas pats, nenoriu operacijos, kaip pasakoju, nenoriu operacijos, nereikia. Sakau, duok man 3 mėnesius. Mat susitarėm, rugsėjį nuėjau, sakau, duok 3 mėnesius, ateisiu gruodį. Aš nuėjau gruodį, žiūriu, cistų nėra, operacijų nebereikia. Va, išėjau visas su šypsena. Tai va, išvengiau operacijos, labai gerai. Gydytoja kažkaip taip, tai nėra, taip ir nuėjau. Norėjau pasakyti, kad vartoju vitaminus, tai, gydytojai tai nesigydo. Paskui praėjo vėl metai, vėl man pradėjo mausti. Nes aš, paskui vėl pradėjo mausti, galvoju, jau metai praėjo, nueisiu vėl pasitikrinti. Čia buvo praeitą vasarą. Na jau, vėl ir cistą reikia operacijos. Bet galvoju, išrašė magnetinę rezonansą, tikrai pasitikrinti, jau pasidariau, šiandien galvoju, mažą ką, tegu perskenuoju, viskas ir cistą reikia daryti operaciją. Bet aš tik Liepą nuėjau ir tik tempiau tos 3 mėnesius. Vėl susidarau planelį, man čia padėjo planelį, ką gerti, taip, po 3 mėnesių nuėjau nebėr cistų. Gydytoja, sakau, tai jūs pasakykit, kodėl taip gali būti? Va čia buvo ir endometriozinės cistos, jos yra negydomos, jos neišnyksta, jos tik operuojamos. Kaip taip gali būti? Nežinau, turbūt būna. Ir iš tikrųjų profesionaliai gydytojai neturėjo paaiškinimų, kaip pas mane gali nebebūti cistų. Tai va, taip ir vėl išvengiau 2 kartą operacijos. O šį pavasarį jau tiesiog man toks matyti, aš esu fotografė, tai man toks pavasarinis stresas ir rudeninis stresas užeina. Tai šį pavasarį vėl pajaučiu, kad biškis skauda. Ai, galvojau, nebeisiu pas tą gydytoją, tiesiog irgi susidarėm planelį ir praėjo man tie skausmai ir vat, taip ir gyvenu. Susidraugau su savo liga, gyvenu be skausmų mėnesinės ir reguliarios mėnesinės. Ir realiai, vat, kaip paskaitau, tai endometriozės grupiai, kiek moteris rašo, kiek vargsta su šia liga, tai pas mane, sakykime, 0, pas jau 100% visokių simptomų yra. Tai va, tai mes su ta, kur aš prisijungiau, jinai irgi su tom pačiom problemom prisijungė, tai mes abi sakom, ačiū Dievui, tai mes turim Neolife ir mes draugavim su šia liga, be skausmų gyvenam. Per tą ligą iš tikrųjų susitvarkiau ir kitų problemų, vat, ir sąnariai neapskaudėjo, vat, ir gastritą turėjau visą gyvenimą, vargau su skrandžio problemų. Tai matyt vis tiek endometriozė, gastritis, nes žarnynas visas susijungia yra. Iš tikrųjų aš jo negydžiau to savo žarnyno, kaip sako, kai vieną ligą gydai, pasveiksti nuo kitų ligų. Tai iš tikrųjų paskui po kelių metų pastebiu vyrui, sakau, bet man skrandžio nebeskauda, nes būdavo riebiau pavalgai, rūgščiau pavalgai, iškart blogas skrandis skauda. Tai dabar aš tokių problemų neturiu. Tas pats mano mamai ir jinai su skrandžiu vargdavo. Įkalbėjau, pagerk tą ir jinai sakau, man skrandžio nebus skauda, matai, sakau, padeda. Tai va taip. Ką čia dar? Aš kalbu nesiruošiu, iš tikrųjų aš kalbu, kas man dabar šauta į galvą, taip ir kalbu iš tikrųjų. Va. Ai, endometriozė yra tokia liga, kad iš tikrųjų, sako, sukelia nevaisingumą, bet turiu va berniuką 6 metų dabar, bet ten kita istorija, kad nors plačiau papasakos apie tai. Ir iš tikrųjų mano tas vyrukas 6 metų, va bus tuoj kitą savaitę 6 metai, jisai nėra gavęs vaistų, niekada. Pas gydytojus nueinam tik tada, kai reikia darželį pažymos. Va. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, mama sako, dėl tu man tiek daug vitaminų duodi, va, matai, sakau, kiti, va, pavyzdžiui, serga 2 savaitės, lovai guli, sakau, sergu, tu, tai sakau, 2 dienas, jeigu ir slova, ir eini, sakau, vėl darželį, jau dabar paruošiama mokyklą. Tai jis labai džiaugiasi, iš tikrųjų. Prieitą savaitę, iš tikrųjų, buvo, nežinau, ten mums visiems tokia kaip slova, kaip
gal čia buvo ir vaikui suėjusi nusita, labai ištuko, nors jau netekęs ką daryti, sako, suvardink, ką duodi, sakau, tą iš tikrųjų gan daug, nes jis nuo mažens pripratęs gal daug papildų. Sako, viską gerai duodi. Nu, tai žinokit, ta buvo 3 diena, kai Eglei, sakau, sunku, 4 dieną jam realiai jau viskas atsileido, nieko nebebuvo. Tai užtrukom 4 dienas tokią gan sudėtingą slogą išgydyti. Tai va labai džiaugiuosi, kad mano veiksmas yra sveikas be vaistų, o su vitaminais ir aš gyvenu ir vaiks gyvenu. Vyras mano ir sveikas, bet jis geria vis tiek papildus. Nežinau kodėl, bet jis geria. Ir iš tų žmonių, kurie niekuo nesiskundžia, bet geria tiek, kiek padėsi. Tai va. Be kurio negalėtum nežinoti. Turbūt Krustiferus, kad kiekvieną dieną iš tikrųjų geriau. 7 metai Krustiferus, nu ir galima sakyti, kad tavo favoritiniai. Taip. Labai geros istorijos. Labai ačiū. Dar palyginimai. Bet įsivaizduokit, koks geras dalykas. Neolaiškas. Vartoji dėl endometriozės kažkokį planelį, girdėjau, ne? Bet čia mes prisigalvojam žmonės visokių planelių, tai va taip, pūstų daugiau pavalgyti, burokų daugiau pavalgyti ir taip toliau. Vartoji tablečių pavidalę maistą ir įvyksta šalutiniai, kaip girdėjot, poveikiai, ne? Šalutiniai poveikiai. Sąnariai nebeskauda. Kas ten dar buvo? Skrandis nebeskauda, uždegimas skrandžio praėjo. Vaikas gimė, nes tikrai su endometrioze tikrai yra dar viena iš nevaisingumo priežasčių. Policistinės kiaušidės, endometriozė. Mes aišku nežinom, kaip ten būtų, jeigu nebūtų vartojusi, bet daug kreipiasi mamų, sakykime, ne mamų, o norinčių būti mamomis, kurios turi šią problemą ir niekaip jos neišsprendžia su vaistais. Ir ką aš dar noriu pasakyti apie tą vyrą, ne? Tai labai tikiuosi, kad kada nors irgi pamatysime. Labai tikiuosi, nesakyk, sakyk, šnekėk, vėl prisikalbėti. Tai iš tiesų, man tokie žmonės, va kaip tavo vyras, tai tikrai norėčiau ranką paspausti, nes tiesiog pavydėtinai baltas pavydas, nežinau, toks yra, bet girdim ar ne, kad reiškia žmogus ant tiek supranta, ant tiek sąmoningas, ant tiek gal klauso savo tos intuicijos. Ir ne kai kurie žmonės, ar ne, ir medikai ypatingai irgi, kad jau atrodo, arti tos medicinos, bet kai pasižiūri, kitą kartą tikrai liūdna darosi. Na gerai, nefantazuosiu ir toliau pakviesiu Dalį. Kuris nesipriešino, čia vienintelis žmonės, visos priešinos, bet buvo įkalbėti, tu vienintelė iškart sutikai. Tai ačiū tau labai. Palaikau. Sveiki visi, esu Dalia. Su Neolife gyvenu jau 15 metų. Šiaip prisijungiau prie Neolife, tuo momentu nedirbau ir neturėjau ką veikti. Ir pasiūlė labai gerą pažįstamą. Tai tiesiog tik dėl to aš atėjau, pasiklausiau, bet kažkas užkabino. Iš karto taip atrodė nesąmonė. Nors, vis tiek aš šito negalėjau paleisti. Su Algirdu pabendravau porą vakarų ir kažkaip susigundžiau užsiregistruoti. Startavau greitkeliu, prisisakiau produktų, susidėjau į spintą, bet vis tiek netikėjau. Galvoju, tiesiog nesąmonė. Man tada tuo momentu buvo labai didelė nesąmonė. Ir aš, kaip aš jaučiausi, kaip ir sveikas žmogus, ten, neskaitant bronchitai, sinusitai, ten kažkokie herpai, tai yra normalu, sezoninės ligos. Taip turi būti šaltuoju laikotarpiu. Tai
spintą, tos informacijos domėjaus, eini į seminarus, girdi, klausais ir galvoju, palei teoriškai, tai man visko reikia. Bet, šiaip nesąmonė, per daug visko, tiesiog per daug. Ir aš kiekvieną dieną prasidarau tą spintą, pasižiūriu, nuo ko pradėti. Ir vėl uždarau. Tai ir vieną dieną buvo ruduo, kada aš registravaus, buvo rugsėjo mėnuo, tai buvo ruduo ir man sukilo bronchitas, kurį aš turėjau nuo vaikystės. Ir taip pasidomėjau, dar pasikonsultavau, griebiau česnaką. Porą dienų man palengvėjo. Kur šiaip visada įprastai palengvėdavo kokį gegužės mėnesį. Jeigu prasidėdavo rugsėjo spalį, tai palengvėdavo kokį pavasarį. Tai ir man kelias dienas man palengvėjo. Man kažkas jau suveikia galvoj, veikia. Tas įspūdis, kad tikrai veikia, kaip sakė, taip ir veikia. Gerai, aš tą česnaką pradėjau vartoti, dabar tiksliai dozių nepasakysiu, bet kiek prisimenu, galbūt po 3 ar po 4 kartus per dieną. Ir man pradėjusi visi bronchai valytis, lengvėti ir aš, nežinau, kelis mėnesius užtrukau, kol man visiškai įsivalė bronchai, įsivalė sinusai. Aš pradėjau kvėpuoti normaliai. Ir visą žiemą nesirgau, tai buvo džiaugsmas ir aš tada patikėjau, kad veikia. Tai buvo tas pirmas įspūdis toksai, kad šitie produktai veikia, bet aišku, nepatikėjau dar iki galo. Čia susitvarkė bronchitas, viskas gerai. Aš turėjau beprotiškai sunkią migreną. Aš iškrisdavau 3 dienom iš gyvenimo ir taip vieną kartą per mėnesį ir dažniau. Nei valgyti, nei gerti, nei šviesos, nei garsų, tiesiog iškrenti iš gyvenimo 4 dienom. Ir pasidomėjusi, pasiklausiusi seminaruose visų tos informacijos, pradėjau vartoti magnį. Vartojau magnį vakarais po 5. Ir taip kelis mėnesius ir man migrena kažkaip nurimo ir jinai nebeužeina. Kažkaip jau praeina keli mėnesiai, man migrena neužeina, aš tą magnį pageriau, viskas, aš sveika, viskas praėjo, gerai. Nebereikia jau, nustoju vartoti, vėl užeina migrena. Tai galvoju, reiškia dar mažai, dar reikia. Ir dabar tai yra mano kasdieninis produktas, jeigu būna pertraukos, tai jos labai trumpas būna. Ir nežinau, per kelis metus, gal per kokius 2-3, aš šitą migreną susivaldžiau ir faktiškai džiaugiuosi to labai. Ir per tos 2 ar 3 metus aš patikėjau galutinai, kad tai veikia ir kad aš nebenoriu, kad būtų jau man blogiau. Aš noriu, kad būtų taip gerai, kaip yra. Tai va ir taip 15 metų. Aš vis noriu ir nei minutės turbūt nebuvo, kad aš pasigailėčiau. Prisijungusi prie tos kompanijos, vartodama tos produktus. Ir aišku, buvo šalutinių poveikio. Be vartojant magnį, kalcį, aš prieš kažkiek metų susuko implantus kelis. Ir ten normalu, kad neini po pusę metų ar po metų, kad kaulas patirpsta milimetrą, porą. Pas mane nei milimetrą. Ir sustiprėjo dantis ir šiaip viskas gerai. Toliau vartojant kitus tos produktus, tai irgi susitvarkė žarnyno problemos, kas buvo. Kraujospūdis susireguliavo, kur buvo labai žemas. Tai yra dabar norma, ten vis ciklas, moteriškos visokios problemos. Tiesiog tokie šalutiniai poveikiai dar vartojant šitas natūralius produktus. Tai tų istorijų galbūt būtų galima dar ir daugiau pririnkti. Tai va, žaviuosi visais, ypatingai žaviuosi visais žmonėm, kurie profilaktiškai, kurie į priekį sugeba pamatyti, pajausti, vartoti,
o ne tada, kai būna jau, nu nedaug dievė per vėlu. Tai va tie. Už tokį įkvėpimą. Pala. Nu, koks tavo mėgstamiausias produktas? Mėgstamiausias, bet va dabar negyvenu. Omega, kalcis magnis, cruciferusas, žiemą vitaminas D, šaltojo laikotarpio. Nu ir ten tie paskui kur tas yra avytas. Šitai išbandyti, išvartoti visi. Bet kai kurių reikia labai retai, kai kurių dažnai, o kai kurių pastoviai. Ačiū labai. Tai... Galvoju, ką čia pakomentuoti. Tai apie tą migreną, ar ne? Tai magnis, jis yra antispazminis mineralas, tai yra antistresinis mineralas, detoksikuojantis mineralas ir išjungiantis šviesą. Tai reiškia, kai eini miegoti, kad tavo organizmas miegotų kaip su išjungta lempa, su išjungta šviesa, nes magnio trūkumas tai tas pats, kas miegoti su šviesa. Nu, tiesiog organizmas toks budrume yra. Ko pasiekoje gali išsiprovokuoti migrena. Bet, kai žmogui būna migrena, aš, jeigu ne pirmo klausimu, tai antrų dažniausiai paklausiu, o kaip pas tave su žarnynu? Ir va tu jau užbėgus įvykiam už akių, atsakei, kad ir žarnynas susitvarkė, tai iš tikrųjų čia yra, aš klausiu dabar visų, kur yra jūsų smegenys. Tai ne, visi čia rodo. Tai jau matau, vienas žmogelius, mergina rodo, kad čia. Tai iš tikrųjų čia yra smegenys, o čia yra smegenų, smegenys yra čia. Ir jeigu smegenys serga, jeigu jos yra nepatenkintos, nu, tai aišku, jos siunčia signalus ir ten gali ištikti migrena. Tai trumpai labai, kaip čia tie signalai siunčiami yra. Tai mūsų žarnyne, kaip žinia, gyvena trilijonai įvairiausių bakterijų. Ir gerųjų, ir blogųjų, visokių turime, ne? Ir idealiu atveju gerųjų turi būti 85%, o 15% patogeninių. Bet, nu, yra gerai, kai yra 80 ir 20, jau yra gerai. Bet jeigu santykis jisai sutrinka, reiškia blogėja santykis, reiškia mes turėsime jau disbiozę. Ir ką tai reiškia? Tos bakterijos, kurios gyvena žarnyne, jos siunčia mūsų smegenims tokias specialias signalinės molekulės per klajoklį nervą. Ir tos signalinės molekulės tai yra kaip SMS žinutė. Nu tai dabar įsivaizduokit. Jeigu ten gyvena geriečiai, kaip garžuose. Gyvena geriečiai, tai jie kokias SMS žinutės siūs smegenim? Palaikančias, pozityves, linksmas, tokias įkvepiančias, ne? O jeigu blogiečiai kokias žinutės siunčia? Kitokias. Tai dabar įsivaizduokit, kad disbiozė ir ten gyvena daug tų patogeninių bakterijų ir jos prisiunčia tas SMS žinutės, nuo kurių mums paskui jau ir darosi liūdna, ir migrena atsitinka, ir visi kiti dalykai, depresijos ir taip toliau. Tai jeigu žmogus turi, kaip sakau, paprastai kalbėkim, kai negerai su galva, reikia žiūrėti, kas su šitą galvą yra, ar viskas gerai. Tai toks veikimas. Ir ką aš dar norėjau paklausti dabar daryti atsivojom, apie tą šalutinį poveikį labai patiko, ar ne? Nu, tikrai čia šiais laikais jau tos implantas visi sukasi, tai jau tikrai geras šalutinis poveikis. Ir jinai sako, tas mėgstamiausias, prisiminiau, ką norėjau pakomentuoti. Kas yra įdomus su šito maistinio medžiagom? Jums būna taip gyvenime, kad ryte, dieną, vakare nesvarbu. Tai būna, kad esu kaip noriu kopūsto. Tu kaip dabar kokios morkos noriu, arba kaip obuolio kaip noriu, tai negaliu, būna taip, ne? Tai įsivaizduokit, mūsų organizmai labai dažnai pasufleruoja. Irgi tas sufleracija vyksta, bet čia šitie dalykai sufleruoja. Bet jeigu ten patogeninės bakterijos, tai jos sako, kaip noriu torto, kaip noriu ledo, kaip noriu saldainio, kaip noriu
chicken nuggets, dar kokių dalykų. Ir, na, tiesiog vėlgi ta sufleracija. Ir nusimušiau nuo minties, norėjau dar kažką apie tas bakterijas papasakoti. Pabėgo mintis visiškai. Nu, jau reiks eiti kažko atsigerti. Ai, apie tą, kad jeigu jauti su šito maistinė medžiagom, nu, tiesiog jauti, kad noriu tos omegos, ne 3 kapsulių, kaip čia parašyta profilaktinė, bet noriu net 6 ar net 9 kapsulių. Nu, tiesiog žiūriu ir seilės drimba. Tai ir vartojam. Klausom to vidinio balso. Aš žinau, kad prieš keletą metų irgi sirgau virusinę infekciją pavadinimu kovidas. Ir aš tiesiog, kaip katinas aplink valerijonus, tai aš aplink formulę. Tiesiog norėjau, kaip nežinau, kaip dykumoje turbūt žmogus vandens. Ir vartojau, ir neskaičiavau, tiesiog vartojau, ir aš pasveikau ir viskas. Ir nebenorėjau aš didelių kiekių formulės. Tai va tiesiog, čia kaip kadangi maistas, čia yra maistinės medžiagos iš maisto išgautos, paimti pigmentai ir visi kiti geri dalykai. Nu ir ką, mergaitėm pirmenybė buvo mergaitėm. Visi jau baigės, ane? Laikas baigės, nesibaigė dar laikas. Tai dabar pereikime prie sunkiasvorių kategorijos. Ir galvoju, kad, nežinau, žaviuosi savim iš tikrųjų. Kai man pavyko šiandien visus priešnekinti. Ir kai man pavyko priešnekinti Povilą. Nežinau. Tavo istorija, žinau, kad nelabai bus tokia su linksma pradžia, bet su linksma pabaiga. Taigi, turim debutą. Nu, iškart tokį prieš rimtą publiką, gan daug žmonių iš tikrųjų. Kaip pirmam kartui pasidariau planelį dėl, sakykime, to minčių šokinėjimo. Tai va, net nežinau iš tikrųjų, ar dirbsiu į tą formatą, kad čia yra patirtis. Sakyčiau, čia bus labiau kaip, istorija. Nu, tai... Šiek tiek pasižiūrėjau, kad, sakykime, tema mano tokio pokalbio, kalbos bus, kad kaip per gyvenimą žiūrėjau į vitaminus, koks buvo tas mano požiūris. Ir kaip aš juos vartodavau. Sakykime, iki kokių 34 metų aš taip į vitaminus tikrai skeptiškai žiūrėjau. Realiai vartodavau kokį magnį, jeigu koją sutraukdavo, dar ką nors ten, būdavo Q10, kokį suvartodavo irgi ten, trūksta energijos. Q10 įkalė ir iš tikrųjų labai puikiai veikia. Ir gal kokį D vitaminą dar laiks nuo laiko, bet, sakykime, kokius 2-3 bankutės metam, čia maksimalus mano vitaminų vartojimas toks buvo. Ir su lik 34 metais, sakykime, mano gyvenimas yra lūžęs toks. Iki ir po. Nes kai, sakykime, sulaukiau 34 metų, man buvo diagnozuotas 4 stadijos vėžys. Ir sakykime, liga buvo sunki, gydymas buvo ilgas, operacijų krūva, chemoterapijų 3 buvo ir sakykime, pasilpau žiauriai stipriai, ypač chemijos iš tikrųjų atima jėgas ir tu po chemijos, po kokių 2 chemijų dar, nieko, sakyčiau, dar toks, dar galima gyventi, dar kažkiek esi toks pilnavertis, bet jau po 3 jau ten, jau net nebebandykiai kažką nori daryti, kažką sunkesnio kokį darbą, užpuola toks nenugalimas nuovargis, kur, sakykime, jis toks būna stiprus, kad, sakykime, jeigu stovėtum ant bedugnės krašto ir reikėtų 3 žingsnius atgal žengti,
nelabai būtų jėgų ir valios, sakykime, tą padaryti, nes ant tiek būdavo tie, jeigu persistengi kažką fiziškai padaryti, užpuola tas nenugalimas toks nuovargis. Ir jis, sakykime, kankino kokius bent metus laiko, kad negalima persistengti fiziškai. Nes, tikrai tiesiog tupi ant žemės ir sakykime, ilsiesi. Aišku, po kokį 15 minučių biškį prašviesėja galvoje ir pradeda kažkiek tai judėti. Ir sakykime, Eglė tada, sakykime, pasirodė su Omega, ten, sakykime, Neolife'o pirmi kokie 3 produktai ir buvo vis Omega, vis Eglė sako, suvartok, tau reikia. Sako, nesvaru, padės, nepadės, bet prašau suvartoti ir tiek. Be jokio atlygio, ten tiesiog dovanodavo, ten, sakykime, ir kokius Ir paskui įstojom patys į tą Neolife'ą, neilgai trukus, ir vis tiek pradėjom daugiau tų vitaminų vartoti ir sakykime, jau po kokių 2 metų po chemoterapijos jau užsiėmiau jau ir sportu, jau, sakykime, ir nebeištikdavo tie nuovargiai tokie rimti, sakykime, tokie pikti. Aišku, ištvermės dar nebūdavo tiek, bet jau, ta prasme, buvo galima pasportuoti šiek tiek ir pamažu stiprėti. Ką, sakykime, kad pritempt prie patirčių tų gerų, sakykime, temos, kaip, pavyzdžiui, vitaminas suveikia tobulai, taip, kokie yra, sakykime, buvę atvejai. Yra šiaip buvę atvejai, kad kelienai, vienas kelienas pradėjo skaudėti, kaip ir, tai galima gyventi. Bet ir antras pradėjo skaudėti taip, kad, pavyzdžiui, pavalgius neina atsistoti pačiam nuo stalo, net reikia abiem rankom pasistumti. O vaikščiojimui ten gal ir daug ir netrūkti, bet tokiam tupinėjimui tai buvo labai blogai. Ir gliukozaminą išgėrus, sakykime, kokį 70% skausmo nuėmė per kokią savaitę. Sekantis tas likęs skausmas, tai užtruko kokius 3 mėnesius, kol išnyko. Paskui tokie geros patirtis irgi kai yra, pavyzdžiui, tie peršalimai, lengvi oro, tie kvėpavimo takų tie sutrikimai. Tai respiksas irgi labai puikiai, sakykime, pagreitina viską. Ir šiandien sugalvojau, kad pas mus namuose yra 2 rūšių vitaminai. Yra vitaminai, kuriuos aš vartoju, ir yra vitaminai, kuriuos įdeda žmona, kuriuos turiu suvartoti. Tai nuo savęs geriu skaidulas, gerasis bakterijas, aminotonę ir tre. Kiekvieną dieną tre šiek tiek sulčių, ta prasme apie sulčių šnekam. O nuo žmonos tai vartoju, tai tas saulės, tos kur būna. Ir tokios tos žinios ir pirmas mano debutas, sakykime, prieš publiką. Ačiū tau, vis turiu pagalvoti, pasakydama Povilai, nes vis tave norisi vadinti mažulį. Mes jį vadiname mažuliu, tai jūs galit irgi, jeigu ką... Šitoj kompanijai viskas ir tvarkoja. Ačiū tau. Dar taip nevadinamas. Gerai, aš tave paleidžiu nepamirštu. Galvoju, pirmą kartą, jeigu per daug čia išgąsdinsiu, tai paskui antrą kartą jau nebeteisiu. Nors dar turėjau 3 klausimus, bet aš tokį jums papasakosiu dar prieš istoriją. Nesusitarėm, bet jau dabar jie negali irgi priešintis, kad aš tą pasakysiu, tai aš jau pasakysiu gerai. Tai mes susidraugavom prieš daug metų, jau nežinau,
kiek šitų metų, Silvutė? 13. Mes susidraugavom vaistinėje, aš kaip buvau dar vaistininkė, dar ir atstovė dirbau, o jinai buvo vaistininkė sugrįžusi iš dekretinių. Ir mes taip viena kitą iškart į akį kritom ir aš pakviečiau suvažiavimą vaistinių, žodžiu, ir įvyko mūsų draugystė. Žinot, kai esi Neolife, tu turi tokias ausis, tokias akis, labai gerai viską girdi, labai gerai viską matai, nori visiems padėti ir netgi tiem, kurie dar nesupranta, kas kesta. Ir Silvukas, tai yra Silvija žmona Povilo, nei vaistininkė. Tai žinot, tai kaip kolegė jau viską irgi supranta, dirba vaistinėje, apie vitaminus viską žino. Tai ten kažkaip jau, pasakoju, bet kaip žmogui pasakoju, kuris viską žino, tai ką čia papasakos. Bet taip jinai žiūri, vis tai sloguoja, tai jinai čiaudži, tai jinai pastovi tokia pasilpusi, tokia tikrai amžinai su sloga kažkaip, man atrodydavo į Silvutę. Ir aš taip atsargiai, bet žinot, žmogus dirba dideliai vaistiniai, vadovauja, čia žodžiu, prieina prie visų tų gerų vitaminų ir ten gali valgyti, ką tik nori. Ir kažkaip jinai manęs negirdi ir aš tokia, jau kas mane pažįsta, tai aš tokia, žinot, neįkyri, vis užsimenu, tai kaip neįkyriai. Ir vis dažniau užsimenu, kad čia tie produktai kaip yra tokie patys, bet absoliučiai skirtingi negu vaistinėje. Ir kad jie veikia priešingai negu tie, kuriuos mes pardavinėjom, ir jie saugus ir taip toliau, žodžiu, bandau vis papasakot, bet jiems nereikia, nieko nereikia, niekam neįdomu ir taip toliau. Ir taip ta mūsų draugystė truko 8 metus. Šventėm visus gimtadienius, vaikų į vestuvės ir, žodžiu, mes į savaitę nesusitikdavom, tai jau būdavo kažkas ne taip. Mes labai artimi draugai buvom. Ir esam. Ir įsivaizduokit, sužinom šitą diagnozę, kaip lietus iš giedro dangaus. Ir žinokit, aš turbūt tada pirmą kartą gyvenime, taip supykau ant savęs. Galvoju, tu Eglė, tu parazitė. Tu taip atsargiai, ten lojaliai, ten, žodžiu, tvarkingai, ten užsiminė, lygtais tas žmogus skaito tavo mintis. O reikėjo tai kišti, žodžiu, reikėjo priversti, pridėti prie sienos, pasakyti, arba skirstomės, arba draugavom, tik Neolife, jeigu geri, tada tai draugaujam. Ir aš taip išgyvenau, aš jaučiausi, žinokit, kad aš esu prie to prisidėjus, prie to, kad buvau, kaip kalta, kažkiek kalta, kad aš čia vartoju, sveika vaikšto, čia mano draugai, turi dabar sirgti per mano tą mandagumą, tokiom ligom. Ir ką, bet, žinot, čia man tik tai taip turbūt atrodė baisiai. Ir aš tada jau pasakiau, kad jeigu tu nevartosi gražiuoju, tai kažkaip, žodžiu, bus piktuoti. Aišku, taip nebuvo ir toliau draugavom ir vis tiek ten realiai ką padovanodavau, ten ar kažkaip per gimtadieniais, ar ne, tą ir vartodavau. Ir taip toliau. Ir žinot, arba šiaip per progas. Ir vieną dieną, įsivaizduokit, mes pasiūlom jiems važiuoti į Valenciją su Neolife. Nes į Valenciją gali važiuoti kaip užsiregistracija. Kaip narys. Bet kad jūs važiuotumėt, turit užsiregistruoti Neolife. Ir jie užsiregistravo. Dėl Valencijos. Ir šiemet nuvažiavo. Ir įsivažiuokit, čia buvo. Ir čia buvo prieš 5 metus, ne? Prieš 5 metus. Ar 6, kada čia tas COVID prasidėjo. Ir įsivažiuokit, tai va čia jiems už visą tą skausmą, kurį man sukėlė. Praktiškai tas COVID-as ir tas visas izoliacija prasidėjo dėl jų, nes jie, kai užsiregistravo dėl Valencijos, atėjo tas uždarimas ir jie niekur neišvažiavo. Ir jie niekur neišvažiavo kelis metus ir šiemet jie išvažiavo tą Valenciją, dėl ko jie užsiregistravo į Neolife. Bet kas įdomiausia, kai jie užsiregistravo į Neolife, tai vis tiek susintrigavo, gal čia daugiau kažką pradės vartoti, į tokius renginius atėjo. Ir jie dabar, mano tikslas buvo, kad vėl kelis vartotų. O dabar jie vartoja savo jau visos produktus, kaip girdėjęs, ar ne? Turi savo sistemą
ir puikiai jaučiasi, sirvukas jau niekada nebesloguoja ir yra sveiki ir mano širdis, žinokit, džiaugias, dainuoja ir aš tokia laiminga esu, kad viskas gerai baigėsi ir linkiu, kad mažulis gyventų ilgiau už mane. Tai aš tai 120 gyvensiu. Tai va, tai tokia istorija. Bet, žinot, kadangi mes pradėjome 10 minučių vėliau, tai aš tokia labai esu, kaip čia pasakyti, laikausi, labai esu punktali, žinot, ne? Labai laikausi. Tai galvoju, gal dar turime tokių aktorių, žiūrovų, kurie tokio įkvėpimo dabar pagauti ir tokiam vaide ir galvoju, Jėzau, kaip norėčiau dabar pakalbėti, bet nepakvies mane tega, nes nesitariam. Tai yra tokių, kurie dabar jau čia nori atlėkti ir papasakoti. Aš klausiu, kas nori, ne žmonos į vyrus nerodyti. Kas nori? Kas ten sakė, aš neišgirdau. Po metų sakiau. Ai, po metų. Gerai, užsirašom, ne? Tai kaip suprantu, tokių nėra, čia aš negirdžiu. Skaičiuoju iki 3. Ką tu čia, Virgitėlė, kažką jau bandai pastumti? Žinau, kas turi istoriją, bet dar nekys. Rimtai? O mes galim kažkaip paprašyti ir prisidėti prie padrąsinimo? Šalia pastovėsiu. Niekur neišeisiu. Dėl visur. Sveimas, švelnus. Taip, netikėtai. Ačiū labai, prašome prisistatyti visai publikai. Taip, papuošiu. Esu Jolanta, į Neolife jau prisiregistravusi gal 7 metai. Na, tokia patirtis man buvo sveikatos. Čia pavasarį, kai prasidėjo man menopauzė, viskas išsibalansavo, tai žodžiu buvo problemos su oda, bėrimai, veido raudonis, visas veidas išbertas, nesuprantu, kas čia man darosi, tai važiavau pas odos gydytojos, pas kitos, tai man nustatė, tyrimų nedarė, bet nustatė rožinę. Kita gydytoja nustatė, kad alergija, ir rašė vaistų. Tai išgėriau nuo alergijos, man dar blogiau buvo. Paskui galvoju, kažkas ne taip, kažką reikia daryti. Tai pasikalbėjau su Gitana, patarė pas Vilmą pasidaryti biorezonansą. Pasidariau biorezonansą, tai parodė, kad sustojusi limfotaka nedirba. Žodžiu, man po to prasidėjo ir skrandžio skausmai, ir inkstų, ir blužnis, žodžiu, visur bėdos. Vilmutė patarė, pirmiausia, ten žarnyną susitvarkyti, susitvarkiau po biškutį žarnyną, ten bakterijos, alijošius, skaidulos, betegoardą vartojau, po truputį pradėjau gerėti sveikata. Jau nebejaučiau nei skrandžio, nei inkstų, nebejaučiau, kad turiu, kaip prieš tai tvarkės po truputį, po to dar patarė pas osteopatą. Dar osteopato pagalba. Susitvarkiau šiaip per 4 mėnesius papildų dėka. Dar kažkur turėjau nuotraukas nusifotkinus tą veidą tokį, tai būdavo ir patinės, ryte atsikelu,
pakeik pati ne. Čia pažandės visas deformavosi tiesiog. Nu, dabar labai džiaugiuosi. Tiek trumpai. Super, ačiū labai, tikrai paplokite. Pabijojo, bet vis tiek mūsų paragintas atėjo ir pasidalino istoriją ir galbūt iš to jaudulio kažką sakė ir pamiršo, bet mes kažkada galbūt padarysime ir su nuotraukomis patirčių vakarą, nes tikrai tų nuotraukų turime visokiausių ir baisių ir mažiau baisių ir žinot, ne visas problemas eina nufotografuoti. Nu kaip dabar nufotografuoti tą, pavyzdžiui, uždegiminį žarnyną, ar ne? Kuris sukelia daug problemų. Ar, na, tiesiog kažkokią bėdą, kur tu jauti, bet skauda to, bet, nu, kaip ir nenufotografuosi. Tai, kada reikia, nors iš tikrųjų aš niekam nieko niekada jau seniai nebeįrodinėjau, jau išaugau iš to amžiaus, bet jeigu kas nors paklausia, nu, sako, vat, nu, ar turi, vat, kažkokį, vat, kad pamatyčiau, kaip suveikia, tai iš tikrųjų turime keletą nuotraukų. Ir, nu, jau jos tai visus įtikina ir skeptikus. Nu, nebent žmogus sugedė, sako, kad čia jau, žodžiu, yra nuotraukos, jo, photoshopinta, tada kažkas, nu, šiais laikais, aišku, manom. Tai va, tai, žinot, esu labai dėkinga žmonėm, visiems šiandien kalbėjusiem. Ir visiems, nes realiai šiandieną, kas kalbėjo, tai žmonės, kurie negyvena iš Neolife, kurie nėra čia, kad va, jau sukūrė verslą, nes Neolife žinom, kad tai yra ne tik kaip vartotojai mes galime būti kaip konsultantai ir galime tiesiog susikurti savo verslą, susikurti pajamas. Ir mes su vyru šiuo metu, galima sakyti, tik tai ir darome, aš šiek tiek tik vaistiniai dirbu. Labai mažų krūvių, nes reikia palaikyti licenciją, bet šiandieną kalbėję žmonės, tai jie dalinasi nuoširdžiai, atvirai, be jokio atlygio. Ir kiekvieną kartą, kai susiduriu su kažkokia baisia labai istorija ir žmogus jau yra neviltyje, aš pasinaudoju iš tikrųjų jo tą situaciją ir sakau, prižadėk man, kad jeigu, dažniausiai sakau, kai tu pasveiksi, kad tau galės paskambinti toks likimo draugelis irgi. Ir kad tu patvirtinsi, kad tikra tiesa, nu man tai buvo. Tai iš tiesų yra žmonių, kuriem užtenka va tik tokio vakaro išgirsti, pažiūrėti į akis žmogui, ar nėra kabliuko, ar ne, užtenka. O kitam neužtenka, kitam reikia kažkokių įrodymų. Bet nepasmerkime tų žmonių, kuriems reikia įrodymų. Jeigu reikia, jeigu tik tai tiek te trūksta, kad jisai pradėtų vartoti, nu, tai turim ir tų įrodymų. Tai dar kartelį visiems dėkoju, neskubėkime išsilakstyti, dar turime